Sveiki! Turbūt visi esat matę tas įkyras ir durnas skalbimo miltelių reklamas. Staiga netikėtai kažkas iš tų puikių aktorių išsitepa savo rūbus ir nesvarbu, kur jie bebūtų, ar tai kokioj nors meno parodoj, ar kokiuose šokiuose, baliuje ar teatre, vis tiek kas nors vienas išsitrauks iš savo tašės ploviklį ir visi laimingi eis plautis drabužių. Iki šiol man tokios reklamos yra labai mistiškos ir aš nesuprantu, ar ten yra parodija, ar tai yra rimtai kažkieno sugalvota rimta reklama. Jeigu neturit arba tiesiog nežiūrit televizorių ir tokių reklamų nesat matę, tai prašau užmeskit akį. Šūdas atsipyliau. Nesijaudink, aš turiu sprendimą. Aš visada nešioju su savimi ploviklį plovėklis, tokiem atvejim kaip šis. Bet tai, kad aš tik sušlapau. Jis tinka ir spalvotiems drabužiams. Ta priemonė tikrai puikiai, visas dėmes dingo. Plovėklis. Ir jok, šiandienos tema buvo šlapių marškinėlių diena. Nepamirškit paspausti 5 žvaigždučių apačioje, galbūt netgi pasidalinti šito video ir iki kito karto. Susitiksim antradienį. Iki.